Man pavyko. Labą rytelį. Pusryčiai. Kotletukai. Bulvių košė. Kiaušiniai. Gerai, pradedam šitą reikalą. Bulvių košę susimaišiau su porą kiaušinių ir šaukštų miltų. Suformavau paplotėlius, palaikinau video ir dėjau jas kepti į įkaitintą keptuvę ant vidutinės ugnies. Atkreipkite dėmesį, kad ant vidutinės ugnies niekas nedega, o gražiai kepa. Tuo tarpu perspėjau kotletukus ir dėjau juos kepti šalia blynų. Padažą dariau iš ištirpinto sviesto, miltų, pakepinau ir sumaišiau su pienu iki norimos konsistencijos. Blyną su kotletukais įdėjau į lėkštę, į keptuvę įpyliau vandens ir išsikepiau kiaušinį. Šitaip kiaušinis gavosi nuostabiai kaip visada. Į padažą įdėjau garstyčių ir užvirus vieną kiaušinio trynį. Padažą iš karto reikia nuimti nuo ugnies ir serviruoti. Turiu keptą blyną, kotletukai, kiaušinis, skystas, virtas vandenį, bešamelis toksai naminis. Jeigu esate šitoje video vietoje, tai prašau pasekite, man tai svarbu. Yes. Valgėt!